tikrųjų visada buvau tas, kuris saugojo, atrodo, vaikus, reikia saugoti nuo neigiamos informacijos, formų ar dar kažkokių dalykų. Bet dabar labai tinka posakis, iš didelio rašto išėjom iš krašto. Visiškai. Nuvažiuoju, pavyzdžiui, į Latviją. Latvijoje nėra nurodymo limonadas, į kokį stiklinį butelį turi būti įpiltas. Į storą, į ploną, didelį, mažą. Pilkit limonadą į ką norit. Vis tiek tai yra limonadas. Nesvarbu kokiam butelį. Lietuvoje nurodėm, kokiam butelį limonadas gali būti. Gira. 1 laipsnis alkoholio. Netgi mano vaikai mielai tą girą geria. Jiems skanu. Tai dabar taip išeina gira, viskas gerai su 1 laipsniu, bet alus su 0,0 laipsniu, kur nieko nėra, jau yra blogai. Aš nežinau, gal tada imkim drąsesnių ribojimų. Visą nealkoholinę alų paslėpkim kaip cigaretės. Galbūt. Bet žinokit, man atrodo, kad labai liūdna, kai kartais politikai pradeda juokinti tautą. Su tam tikrais ribojimas, kurie biški prasilenkia ir su logika, ir su viso kito. Bet vis tiek ta gera bus su laipsniais, vis tiek mes tą gerą gersim su to 1 laipsniu ir vargo nematysim. Man atrodo, politikai gal tikrai rimtesnių dalykų imtimės, kurių tikrai reikia valstybė, o nebereguliuokim, kas kaip turi atrodyti su laipsniais, ar su 1 laipsniu, ar su 0 laipsniu. Kolega gerai priminė, dar kefyrą turim. Kefyras irgi laipsnių turi. Tai ką darom? Uždraudžiam, nebeleidžiam, paslepiam, pakuotę pakeičiam. Ar parašyti kenkia sveikatai kefyras. Man atrodo, kolegos, nebeišeikim iš to didelio rašto iš krašto.